Gerai. Pradėsime nuo Jono Evangelijos 1 skyriaus. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą, žodis buvo Dievas. Žinot, kad Jono Evangelijos 1 skyrius yra labai panašiai prasideda kaip pradžios 1 skyrius. Bet mes ne ten skaitysim. Praeitą sekmadienį. Biškį padarysim pratęsimą praeitą sekmadienį. Tenai buvo Jono Evangelija 1 skyrius, 12 eilutė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Šičia sako, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Davė galę tapti Dievo vaikais. Ar galima mes visi pasakyti, aš turiu galę tapti Dievo vaiku? 1, 2, 3. Aš turiu galę tapti Dievo vaiku. Dėl to, kad priėmiau Jėzų Kristų į savo širdį. Ir jisai mano viešpats. Psalmė 91 sako, aš pasidariau jį savo viešpačiu. Visa psalmė apie tai kalba. Ar 90? Vien žodžiu. Taigi aš galiu tapti Dievo vaiku ir aš turiu tokią galę ir jeigu neišgelbėtas žmogus, jisai neturi galios tapti Dievo vaiku ir dėl to jam Dievo žodis yra per sunku. Ir jisai labai sunkiai prisiverčia skaityti ir sunkiai prisiverčia ką nors daryti. Gerai. Atsiversime mes Psalmę 15. Psalmę 15. Pirma eilutė. Viešpatie, kas gali pasilikti tavo palapinėje ir gyventi tavo šventajame kalne? Kitaip sakant, kas galėtų ilgai likti nekritęs? Antra eilutė. Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą. Atsimenat pamokslą? Kalbu į savo širdį. Ką aš kalbu į savo širdį, tas tampa mano širdies dalimi ir toks tampu aš. Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą. Kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno. Man šią savaitę buvo daugybė progų plūsti kaimyną. Jums nebuvo progų plūsti kaimyną. Žinot, ką reiškia plūsti kaimyną? Išsilieti ant kaimyno dėl to, kad kaimynas neteisingai elgėsi. Aš šią savaitę dirbau 3 dienas ir tas 3 dienas plūdo ant manęs kaltinimai darbe iš kolektyvo. Ir tas kolektyvas sakė, kad aš pasakiau tą ir tą, apie tą ir tą, tas perdavė tam ir tam, ir iš to gavo tas ir tas, ir dabar man sako, kodėl tu tai pasakėjai. Ir svarbiausia, žinot, kaip veikia sugedęs telefonas? Žinote, ne? Jo. Tu sakai kaštonas, žinai, o tau grįžta kitas žodis, kuris į keiksmažodį panašus, bet labai panašus į kaštoną. Jis eina aplinkui ir grįžta tau ir sako, kodėl tu keikiasi? O man sako, kodėl tu apie šitą žmogų varai tokiais bjauriais žodžiais kaip durnelis, žinai, negaliu jo pakęsti, žinai, ir ten išgama ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš galvoju, ar aš vartoju tokį žodį, kalbant apie kokį nors asmenį. Ypač dar jeigu aš galvoju apie Efeziečiams 4:28 ar 29, sako, joks vyrų žodis, jeigu neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas sugdo. Ir aš ateinu ir sakau, tu esi velnio išpera, žinai, ir taip toliau. Ir tada gandas apeina aplinkui, per visus, visi sužino pirmiau už mane. Ir tada man, žinai, kaltina, ir ką aš dabar turiu sakyti. Ir šį čia sako,
kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimu ir neplūsta kaimyno. Jeigu aš į tos kaltinimus pradėčiau ginčytis, žinai, ir pradėčiau ieškoti, kuris čia tas kaltas sugedęs telefonas, kuris sukadino mano frazę iki tokio lygio, kad aš čia tapau keiksmažodis, tai tada aš nuliūdinsiu šventąją dvasią ir galiausiai kas bus? Ar ilgai aš išbūsiu su Dievu teisingam mąstyme? Suprantat? Ar ilgai gali Dievo ramybė gyventi mano širdyje, jeigu mano liežuvis nevaldomas? Jeigu mano mintis nevaldomas? Taigi mes turime daugybę šansų plūst kaimyną. Ne? Jūs turite šansų darbę plūst kaimyną. Gerai, kuris paniekintai smerkia, o viešpatės bijančius gerbia. Čia, žinai, kaip išbūti su Dievu. Kuris prisiekęs, nors ir savo nenaudai, ištesi. Štai apie ką mes šiandien kalbėsime. Kuris prisiekęs, nors ir savo nenaudai, ištesi. Kodėl Rosita šypsosi, galite pasakyti? Ta eilutė, kurią mes sakėme garsiai. Aš turiu galę tapti Dievo vaiku. Ar aš turiu galę prisiekti savo nenaudai ir ištiesėti? Turiu ar ne? Nes Biblija daugybė dalykų sako, kur man nepatogu yra. Tiesa? Atsiverskim Filipiečiams 2 skyrių. Vienas žmogus man pasakė, kad reikia daugiau kalbėti ne apie mūsų, o apie Dievą. Apie mūsų irgi gerai kalbėti, ne? Ta prasme, pataisyti, kas netvarkoj. Bet neužmirškim, kad mes esam bažnyčia. Ir tos dalykus, kurias iš Dievo išmokom, paminėkim, kad iš Dievo išmokom. Filipiečiams 2 skyrius. Ką tik skaitėme, kad tai, kas nepatinka, jisai pasižada ir padaro, ne? Filipiečiam 2 skyrius 5 eilutė. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, kuris esybė, būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžę savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės. 1209. Gerai. Bet apiplėšė save. Ką jisai padarė? Apiplėšė save. Jisai pasižadėjo padaryti tai, kas jam nenaudinga. Jisai buvo danguje, patogioj vietoje, teisingai? Su Dievu. Ir Dievas sako, aš noriu parodyti savo kūriniams meilę ir išgelbėti juos iš vergystės nuodėmiai. Jėzau, ar tu nori įvykdyti mano planą? Ir Jėzus sėdi patogioj vietoj. Ir ką jam sakyti? Arba likti patogioj vietoj, arba apiplėšti save. Dar sykį, žiūrėkit, 6 eilutė. Kuris esybė, būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybę su Dievu. Patogios vietos. Bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Jisai nusižemino ir tai jam nepatogu. Ir tai neatneša jam naudos. Ir jisai įvykdė iki galo, ir jisai nuėjo ir leidosi už mane nuplakamas. Jisai leidosi už mane nukryžiuojamas. Jisai leidosi, kad iš jo tyčiotosi, kai turėjo iš manęs tyčiotis, ir jam tai nebuvo nauda. Teisingai?
Ir mes turime tokį Dievą. Ir mes esame tokio tėvo vaikai. Ir turime galę veikti kaip vaikai. Neišgelbėtam žmogui tai yra nesąmonė. Taip kaip 1 Korintiečiam 1 skyrius sako, 18 eilutė, mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė, bet mums išgelbėtiems jis yra Dievo jėga. Jeigu kas paklaustų, ar išgelbėto ar neišgelbėto, kas iš jūsų norite būti Dievo vaikais, mes iškart galvojam apie šlovę, kurią turi Dievo vaikai. Bet jeigu mes paklausime klausimą tiesmukiškai, ar tu nori taip elgtis kaip Dievo vaikas, atsisakydamas savo šlovės, savo garbės, savo naudos, ir guldyti gyvenimą už kitą. Ir tada prasideda atsiejojimas, kas nori būti Dievo vaikas, kas nenori būti Dievo vaikas. Ir Jėzus Kristus, jisai ėjo ant kryžiaus ir jisai tenai nusižemino ir atidavė savo naudingą vietą būti šalia Dievo danguje. Atidavė į šoną tam, kad mums būtų nauda, kad mes būtume išgelbėti nuo pragaro. Ar mes norime būti Dievo vaikais? Ar norime, kad Dievo jėga mus padarytų Dievo vaikais? Jeigu mes norime, mes turime laisvą valią ir mums reikia daryti tam tikrus sprendimus. Taip kaip Jėzus Kristus turi laisvą valią ir jis darė sprendimą, taip, Tėve, aš vykdysiu planą, nužengsiu iš dangaus ir eisiu tenai, kur manęs nepriims. Žiūrėkit, Jono Evangeliją mes pirmas, kaip tik skaitėm, Jono 1. Dar sykį atsiversim. Jono 1 skyrius. Jeigu nuo pirmos eilutės pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado niekas, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Štai kas yra Jėzus Kristus. Per jį viskas atsirado ir jisai yra mūsų gyvybė. Ir toliau. Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neužgožia. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas, jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų apie šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet atėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį pasaulį. Jonas Krikštytojas nebuvo ta tikroji šviesa, bet Jėzus Kristus yra tikroji šviesa. Ir ta tikroji šviesa, žiūrėkit 10 eilutę. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsirado, bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius ir savyje jo nepriėmė. Jėzus Kristus atėjo iš savo patogios vietos mums patarnauti ir mes jį atstumėme. Žmonės jį atstumė. Ir jisai nenuleido rankų. Ar Dievo vaikai turėtų kada nuleisti rankas? Ir jisai nenuleido rankų. Jisai nusižemino. Jo nusižeminimą žmonės atmetė ir jisai toliau nusižemino. Jisai ėjo ir atpirko ant kryžiaus jų nuodėmę ir leido, kad tie, kuriems patarnauta, kad jie jį ir nukryžiuotų. Ir jo nusižeminimui nėra ribų. Dievo vaiko nusižeminimui nėra ribų. Ir mes taip pat kaip ir Jėzus Kristus turim laisvą valią. Ir Jėzus sako, žiūrėkit į mane, taip kaip aš elgiuosi, tai yra jūsų gyvenimo, kaip čia pasakyti, galia. Jeigu jūs elgitės kaip aš, Jėzus sako, jeigu jūs elgitės taip, kaip aš elgiuosi, jūs pamatysite, ką reiškia būti Dievo vaiku. Tai yra galia didelė. Žinai, naudokite laisvą valią teisingai. Ir mes dabar paskaitysime, kaip tas teisingai. Tito.
Laiškas Tito. Atsiversim. Titas. Puslapis yra 1203. Tito, 1 skyrius. 10 eilutė. Nes daug yra neklusnių, tuščiakalbių ir apgavikų, ypač iš apipjaustytųjų. Žinot, kas yra apipjaustytieji? Tai yra tie, kurie save vadina tikinčiaisiais. Tito 1:10. Tie, kurie save vadina tikinčiaisiais. Nes daug yra neklusnių. Tie, kurie nori būti Dievo vaikais ir jie yra neklusnus, ar jie gali būti Dievo vaikais? Ne? Tuščiakalbių. Tai yra, sako, Jėzus Kristus užmokėjo už jūsų nuodėmes ir jums atleido, bet aš negaliu pakęsti, ką tu ką tik pasakėjai. Ir aš su tavim nebegalbėsiu visą likusį gyvenimą. Ir jie vadina tikinčiaisiais save. Apgavikų, ypač iš apipjaustytųjų. Juos reikia užčiaupti, nes jie apverčia aukštyn kojomis ištisas šeimynas, mokydami, kas nedara dėl nesąžiningo pelno. Žinot, kas yra nesąžiningas pelnas? Išlikti patogioj vietoj, kiek man tai bekainuotų. Tai yra nesąžiningas pelnas. Vienas iš jų pačių pranašas yra pasakęs, kretiečiai, visada melagiai, pikti žvėris, tingus pilvai. Šis liudijimas teisingas, todėl sudrausk juos griežtai, kad būtų sveiki tikėjimu, nekreipdami dėmesio į žydų pasakas ir į žmonių priesakus, nukreipiančius nuo tiesos. Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir netikintiems nieko nėra tyra. Net ir jų protas bei sąžinė suteršti. Jie skelbėsi pažįstą Dievą, o darbais jį neigia. Jie pasibjaurėtini, nepaklusnus, netikė jokiam geram darbui. Žiūrėkit, 15 eilutė. Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir netikintiems nieko nėra tyro. Jeigu Dievo vaikui, kuris yra išgelbėtas ir turi galę tapti Dievo vaiku ir myli Dievą visą širdim, jeigu jam pasakai žodį daryk, jisai įsižeidžia ar jisai apsidžiaugia? Jisai apsidžiaugia. Žiūrėkit, tyriems viskas tyra. Dievo vaikui tai yra privilegija. O ne Dievo vaikui, o susitepusiems ir netikintiems nieko nėra tyro. Jam kiekvienas žodis daryk yra lygų žodžiui atsiknisk. Man neleido žmona keiktis. Atšykis mažas. Atstok. Ko tu man aiškini? Aš nenoriu. Suprantat? Bet Dievo vaikui tai yra džiaugsmas. Tyriems viskas tyra. Toliau. 3 skyrius nuo 3 eilutės. Juk ir mes kitados buvome neprotingi. Ar jūs buvote neprotingi? Kas iš jūsų buvo neprotingas, pakelkite ranką? Kodėl net po kelias kelia kažkas dvigubai? Aš manau, kad mes visi esame aukščiausiai pakopai šioje kategorijoje. Tai yra, jūs ir... Ne, juk ir mes kitados buvome neprotingi ir mes čia 10-balį sistemai 10-tuką gautumėm. Ar ne? Bet kaip mes norėtumėm visą tai ištrinti savo pažymų knygelės? Čia yra vienintelis 10-tukas, kurį aš noriu ištrinti iš pažymų knygelės. Žinot, kai mes prie vieneto dar išydom nuliuką dar. Tai aš norėčiau, o čia nubraukti tą nuliuką. Būti vienetą gauti iš to, kad esu neprotingas. Neklusnus. Irgi norėčiau negauti 10-tuką. Apgauti, vergaujantis įvairiems geiduliams ir malonumams,
gyvenome pilni pykčio ir pavydo, neapkenčiami ir nekenčiantis vieni kitų. Bet kai pasirodė Dievo mūsų gelbėtojo gerumas ir meilė žmonėms, Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų. Kaip ir sakiau, išgelbėjimas nėra mūsų darbais nusipelnimas, ne? Ne dėl mūsų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu. Jis mums dosniai išliejo tos dvasios. Dievo vaikai turi galę tapti Dievo vaikais. Ane? Elgtis kaip Dievo vaikai. Jis mums dosniai išliejo tos dvasios. Tokios dvasios. Būti Dievo vaikais. Per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų. Kad išteisinti jo malonę viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojai. Tai patikimas žodis. Ir aš noriu, kad tu nuolatos pabrėžtum šios dalykus. Ką pabrėžtum? Kad patikėjusieji Dievu rūpintųsi paremti gerus darbus. Nuolat reikia tai pabrėžti. Jie yra išgelbėti tie tikintieji, bet geri darbai tai yra jų kasdienė duona. Jie nedadeda prie išgelbimo nieko, bet jie duoda realizuoti Dievo vaiko gyvenimą, ar ne? Žodis daryk Dievo vaiko yra džiaugsmas. Ir jeigu Dievo vaikas užmiršta žodį daryk, jisai užmiršta, kad jis yra Dievo vaikas. Dažniausiai jis pradeda kalbėti man, aš noriu dar, ar ne? Taigi reikia pabrėžti tos dalykus, kad paremtų gerus darbus. Tai gera ir naudinga žmonėms. Venk kvailų ginčių, kilmės sąrašų, nesutarimų ir vaidų dėl įstatymo. Visa tai nenaudinga ir tuščia. Atskalūno vieną kitą kartą įspėjęs šalinkis, žinodamas, jog jis iškrypęs ir nuodėmiauja savo paties nuosprendžių pasmerktas. Ką aš noriu šiandien pasakyti? Paklusnumas ne savo naudai. Tai kainuoja brangiai. Bet tai yra didelis džiaugsmas Dievo vaikui. Lygiai taip pat, kaip didelis džiaugsmas buvo Jėzui Kristui. Nusižeminti iš dangaus ir atkentėti visą tai, dėl ko jisai nebuvo vertas atkentėti. Jisai nebuvo nusikaltęs, kad atkentėti. Bet jisai pralošė Jėzus Kristus pralošė savo gyvenimą, bet laimėjo mus visus. Ir mes, kaip Dievo vaikai, mes pašaukti būti tokio pat nusistatymo kaip Jėzus Kristus, kuris pralošė savo gyvenimą, bet laimėjo visus kitus. Ir šiandieną mes eisime evangelizuoti ir tai yra tikrai man asmeniškai, tai yra pralošti savo gyvenimą. Nes aš bijau. Čia tik tai Renata, kiek aš žinau, nebijo. Nežinau, kas tai yra. Reikia duoti, gerai duoti, kaip mažas vaikas. Reikia mums mokintis, kas nebus mažas vaikas, tas neregės dangaus karalystės, ar ne? Man tai yra pralošti savo gyvenimą, bet laimėti visus kitus. Aš šiandieną ėjau lauką, nešiau šiukšlės ir sakau, Dieve, kokia graži diena kažkam išsigelbėti. Ar ne? Bet kokia baisi man diena eiti ir kalbėti ir sugadinti tą gerą orą savo drebuliu, kad aš nenoriu pasakyti, nes nežinau, bijau ir kad man reikės pralošti savo gyvenimą. Bet aš pasižadu, Dieve, aš tau pasižadu daryti tai, kas man nenaudinga, bet yra teisinga. Taip kaip šį čia parašyta 8 eilutė. Tai patikimas žodis ir aš noriu, kad tu nuolat pabrėžtum šios dalykus, kad patikėjusieji Dievu rūpintųsi paremti gerus darbus, tai gera ir naudinga
žmonėms. Bet ar man? Aš gyvenau daug metų, kur buvo klausimas, ar man naudinga. Gal užteks jau? Ar ne? Ir Dievo vaikas jisai pasižymi to keistų dalykų, kad jisai priema sprendimus, kur jam nenaudinga, bet naudinga žmonėms. Ir tai vienas iš tų rodiklių, pagal kurį galima atpažinti, kad tu esi Dievo vaikas. Jeigu tu darai tai, kas tau nenaudinga, ir tai yra, žinai, kažkas netgi žmogui atrodo, ką, žinai, ką, o tu apie save pagalvoji. Žinai, ne, aš dabar galvoju apie tai, kad Dievo meilė mane išgelbėjo ir aš nesu savanaudis. Jis išgelbėjo mane iš savo naudiškumą ir aš einu skelbti Evangeliją. Ir tai nenaudinga man, bet naudinga yra jam. Šią nuostabią dieną, saulėtą gražią dieną būti išgelbėta. Ir kiek daug aplodismentų yra danguje, kai žmogus būna išgelbėtas. Ir dėl to aplodismentų man irgi džiaugsmas kyla tada. Gerai. Ir suprato šiandien apie ką buvo. Eisim evangelizuoti. Dėkojom Dievui už šį pamokslą. Ačiū Viešpatie, kad mus čia atvedei. Tokia privilegija būti Dievo vaiku, turėti galę mirti savo ir gyventi fantastinės jėgos gyvenimą su tavim. Ir naudoti savo valią, daryti sprendimus, kurie ne man naudą atneša, bet išgelbėja žmonės. Dėkojam Jėzaus vardu. Amen.